Aš norėčiau, kadangi tiek daug žmonių, visiems prisipažinti, kad čia susiję, aišku, su kitu apdovanojimu, kad aš kaip aš, nieko neišmanau apie muziką. Mes girdėjom, kaip tu dainuoji. Nereikia, Laurin, nepradėk šito, gerai? Aš girdėjau, kaip tu dainuoji. Bet aš norėčiau visų Kinfo komandos narių vardu pranešti, kad mes šiais metais atsisakėm muzikinių numerių, nes mes suprantam, kad čia yra labai populiaru, bet mes nenorim būti tie, kurie paskui populiarumą bėga, mes norim tokia alternatyva būti. Šiais metais muzikinių numerių nebus, nes mes nepasiruošėm su Laurin. Apskritai, Kinfo apdovanojimuose niekada niekas nedainavo ir nedainuos. Ne, ir nedainuos, niekada. Ne, niekada. Ne, mes galvojam, nereikia gal tos muzikos. Ne, kažkaip. Nu ką čia visi muzikuojam, mums tai prie ko čia mes. Ką mes prastatėm? Nebus, bet gali paplotis taip. Metų garso takelis. Metų garso takelis. Garsiau! Metų garso takelis. Metų garso takelis. Užteks. Ačiū. Užteks. Gerai, gal nominacijos, atsiprašau. Taip, apdovanojimui metų garso takelis nominuoti. China Woman, Santa. Yeah. China Woman. The Bus, Lošėjas. The Bus, Redirected už Lietuvą. Ką? Pas tave vokelis. Alio. Dar nevalionės nežinot, kas laimėjo. Bet aš dabar pamačiau labai opę problemą. Žmonės, išjunkite savo kompiuterius. Atėjote į renginį, sėdit prie kompo. Aš nežinau, man tai gėda būtų. Gerai, žodžiu, nesmė. Metų garso takelis yra The Bus, Redirected už Lietuvą. Kviečiame grupę The Bus. Paulių Kilbauską ir Domas Strupinską. Ačiū. Ką čia? Tai ačiū Pauliau. Ačiū Domai. Ir palinkėti reikia kažką. Tai kolegom visiems, kurie šiais metais ar anksčiau kūrė trumpus metrus, laukiame iš jūsų ilgų. Ačiū. Ačiū, grupė The Bus. Sveikinam.